Tu turi tiesiog gyventi tuom, kuom tu tiki, kas žinai, kad tau gali padėti. Ir be abejonės, kad būti sąžiningu su savimi ir padaryti sprendimą, kad aš noriu būti laiminga. Aš tą dažnai kartoju, kad reikia suprasti, kad sklaida, socialiniai tinklai padės tik tada, jeigu jūs sprendžiat problemas, jeigu iš tikrųjų sprendžiat problemas. Tavo online shopą, tu sakė, atsidarėjai parduotuvę, ne? Kas ten, papasakok apie ją šiek. Netgi leidžiant tą pačią reklamą Instagram'e, ją reikėtų teisingai darant leisti per Facebooką. Ta prasme, ne, bus niktukai kažkokie ir panašiai, bet ten yra atskiri mokslai, apie tai neįsiplėsim čia. Iš tavęs perka, vienai per kitai perka paslaugą arba produktą dėl to, kad tu esi Violeta. Ar kažkam parašei žinutę, išsiuntei ir norėjai unsendinti, bet jau nespėjai? Labas, Violeta. Labas. Aš tave prisimenu, aš galvoju, žinai, kai išmetė Instagramas, realiai man tave išmetė. Ir žinai, su ko išmetė, kur tu per perėję šokį tą trendą. Aha. Ir aš tai praskrolinau iš pradžios, paskui atgal žiūriu. Ir aš galvoju, kokioj laidoj, nes mes esam vienmečiai. Ir kokioj laidoj, galvoju, ar dviračiai žinia. Ir paskui man tik tai ne, Super LT nebuvo. Taip, buvo Super LT, jo. Tai vad galvoju, geras. Gerai, ne nuo to. Kas šiai dienai yra Violeta? Prisistatyk. Visų pirma, laiminga moteris. Nuostabių vaikučių mama. Taip, laimingas žmogus ir darantis tai, kas jam patinka. Tai organizuojanti moterų stovyklas. Ir dabar ką tik tai paleidom prieš kelis mėnesius savo naująjį kūdikį Violeta Shop, internetinę parduotuvę, kom labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Tai daug manęs įvairiose veiklose. Verslininkė? Ir taip. Realiai vis tiek, ne taip gaunasi. Kažkokio vieno apibrėžimo, matai, jeigu save kažkaip apibrėžtų, man atrodo, labai įstatytum kažkokius tai rėmus. Tai aš, tarkim, nepriskiriu prie verslo darbui su žmonėm, ar ne, su jų, tarkim, vidiniu pasauliu, ar ne. Tai man daugiau tokie projektai ir todėl sakau ir taip. Toks labai plačiai, ar ne, čia tas pats, kas labai taip žmonėm įprastai yra įstatyti save į rėmus. Aš ten krikščionis, aš ten toks ir tada laikomės, ar ne, ir tada prasideda sienos, tada prasideda komandos kažkokios, kas už ką. Tai aš sakyčiau, ir taip, jeigu kažkam taip bus paprasta, suvokti kas, tegul būna taip, bet aš savęs vien tik tuo, nesijaučiu, kad darau vien tik taip. Supratau. Gerai, kadangi laida apie socialinius tinklus, kokiais socialiniais tinklais šiai dieną naudojasi pati? Šiai dienai Instagramas yra būtinai. Tai va, ilgą laiką buvau Facebook'e ir ilgą laiką Instagram'e manęs nebuvo, nes kažkaip tai tiesiog nebuvo. Nežinau, nebuvo tokio poreikio ir labai paprastai ir natūraliai viskas vyko. Ir pamenu, man draugė sako, bet Violeta, reikia Instagram'o, kaip tu, reikia vis tiek. Man atrodo, kam reikia, jeigu ir taip ištransliuoji tai, kas reikalinga, ar ne, tarkim, apie stovyklas, informaciją per Facebooką, tai buvo tas tinklas, per kurį aš transliavau, Instagram'e ten kartais kažkas, gal ten vieną nuotrauką, nežinau kiek laiko, bet sakau, žinai, gal ir reikia tiesiog. Ir po to pamatai iš tikrųjų, kad taip, jeigu užsisuki, žinai, įsisuki į tą ratą ir be abejonės yra ir labai gerų pliusų šitame, tai yra dar daugiau sklaidos, dar daugiau gali pasidalinti tuom, apie ką tu darai. Ir tarkim, man yra visada labai svarbu ne tik tai dalintis, tarkim, tam tikrais dalykais, ar ne, kad žmonės galėtų nusipirkti arba pareklamuoti, bet taip pat dalintis patirtimi, dalintis žiniomis, dalintis įdomiais dalykais, kuo žmonėm galėtum pasitarnauti. Tiesiog jie galėtų pamatę video galbūt gauti lyg tokį ženklą, galbūt įspėjimą tam tikrose dalykuose ir kažko tai išvengti. Tai kadangi mano kelias visgi yra
širdies mano ta veikla, ar ne, tai yra moterų stovyklos ir sąmoningumo stovyklos moterims ir mano pačios gyvenimas yra retrito širdies ritmu. Taip. Moterų stovyklos atsirado iš mano pačios tokios patirties, kada aš atsidūriau kitoje šalyje, kada šalia nebuvo nei draugų, kur galėtum nubėgti, nei mano mokytojai buvo Lietuvoje taip pat likę ir tėvai, tuomet reikėjo, atrodė, kad turiu tiek daug žinių, bet tuo metu prieš, nežinau, 11 metų aš nepraktikavau to kasdien, ar ne? Ir tikrai prieš 11 metų pas mane, nuoširdžiai galiu pasakyti, nes tą savo pripažinau ir manau, daugeliu bus naudinga tiesiog pergalvoti, ar iš tikrųjų tavo mintis sutampa su tuo, ką tu transliuoji ir tavo veiksmai. Net prieš save patį, ar ne? Tiesiog, ar tu tikrai nuoširdžiai viską darai, kalbi ir galvoji, ar nėra kažkokios priešpriešos tame. Tai va, ir tuomet aš supratau, kad vis tik kelias yra tas į tai, ar ne? Ir iš labai sudėtingos situacijos, man reikėjo, nepaslaptis niekam, turėjau ne vienerias skyrybas ir nesvarbu ar pirmos ar antrosios, vis tiek būna labai traumatiška patirti žmogui. Ir tuo metu, jeigu tu nenori, kažkaip save reikia susirinkti, ar ne, yra būdų, kažkas tai krenta alkoholį, kažkas tai dar, kažkas tai taip. Aš supratau, kad man reikia susirinkti savo visas tas žinias į vieną, ar ne, susistiguoti visas žinias, kurias aš turiu ir pritaikyti tai praktikoje, ar ne. Tai jeigu žinau, kas man labai padėtų, aš turiu daryti tai, kas man padėtų, ar ne. Tai tiesiog pradėjau taikyti praktiškai, pradėjau gyventi gamtos ritmu, ar ne, ir taip atradau iš tikrųjų ir tą ramybę ir viską, ko mes ieškome visur kitur, ar ne, bet iš tiesų viskas yra mumise. Tai mano tokia buvo kelionė tiesiog pažinties iš naujo su savimi pačia ir stiprinimo to ryšio su savimi, su gamta ir per tai aš supratau, kad yra kelias ir yra ta šviesa tunelio gale. Ir mes visi be išimties galime pasiekti šitai. Nei vienas yra daugiau apdovanotas, nei vienam žmogui. Saulė nešviečia daugiau negu kitam. Ar ne? Tik tu turi, norėti šitai pamatyti, tu turi atsidengti tas užuolaidas, pamatyti tą šviesą, ar ne? Nesėdėti užsidengęs ir sakyti, jiem tai gerai, jie ten sėdi saulėje ir o aš čia taip, bet tai palauk, tai tau vieną žingsnį reikia žengti, bet tu turi tą žingsnį žengti iki lango. Padaryti tą veiksmą, atidengti saulę ir tuomet turėsi tą rezultatą. Arba pagaliau išeiti į kiemą, ar ne, kad būti toje saulės šviesoje. Taip ir aš tiesiog pradėjau žengti žingsnius ir labai dažnai mes žinome, kaip turėtų būti, ar ne, kaip gerai. Skaitėm, čia yra labai gerai, bet mes taip nedarom. Knygų tai labai daug perskaičiau, labai ir visus ten gali pasakyti autorius. Bet tu gyventi šitai pradėk, kaip reikia. Ir taip dar reikia daryti, ar ne? Ne, vien tik neužtenka informacijos. Tu turi tiesiog gyventi tuom, kuom tu tiki, kas žinai, kad tau gali padėti. Ir be abejonės, kad būti sąžiningu su savimi ir padaryti sprendimą, kad aš noriu būti laiminga. Tai dvasinis pasaulis, jisai nėra kažkur atskirtas kitur. Ar ne, kaip ir Dievas, jis negyvena tik bažnyčioje, jisai, ta prasme, arba visur, arba jau tada žinai, jeigu tik tai ten, tai jau yra taip, kaip yra. Tai lygiai čia tas pats, atvažiuoji į stovyklą, baigėsi stovykla, bet visa kitas tęsiasi. Toliau gali tęsti savo gyvenimą tame džiaugsme ir praktikose. Tai taip atsirado tokia mintis kurti stovyklas ir aš labai džiaugiuosi tuo, nes matau daugybę transformacijų žmonėse. Gerai, sugalvojai ir kaip pradėjai rinkti moteris? Reikia dabar prisiminti per socialinius tinklus. Per Facebooką? Per Facebooką, taip, nes tada Instagramu nesinaudoju, aš dabar žinai, Čia pertrauksiu dar, kelinti metai buvo? 2014-2015, man atrodo. Jo, 2014-2015. 2014-2015, tai buvo dar geras organinis Facebooko pasiekiamumas, kai mes įdėdavom postą ir ten peržiūrų daug, laikų daug buvo. Taip. Ir turbūt, kad idėjus net nenaudoja šitą ir mokamų reklamų. Ne, kadangi Facebook'e dar turiu Goddess Island Retreat, tai kada tik tai pradėjau, galbūt tenai įdėjau kokią
vieną gyvenime tokį, bet daugiau, matai, aš nežinojau, matai, ta prasme, retritai buvo skirti visiems, aš negalvau, kad čia ar lietuvės bus, ar ten maltietės, ar kas. Ir tiesiog vėjau tokį bendrą. Bet sutapo tai, kad tiesiog žmonės iš Lietuvos be abejonės turi pasitikėjimą, ar ne? Dėl to, kad aš ir pastebėjau tą vėliau tendenciją, kad tarkim, Lenkija turi savo grupės iš Lenkijos, organizuoja, ar ne, ten Olandai iš Olandijos, kad visiškai normalu. Tu savo šaly kažkas ten išleidęs knygą apie ten mitybą, ar ne, turi išvažiavęs kažkas iš kitos srities. Taip, tai buvo tik tas tikslas, kad tiesiog nežinai, kad matytų ir žiūrėtume, kur mes einam. Tai labai paprastai, kadangi tikrai pamačiau tendenciją, kad visgi lietuvės turi pasitikėjimą, tarkim, mano gyvenimo būdų ir mano skleidžiama žinia. Ir taip, ir tai buvo vienintelė ir daugiau nebeleidau niekada mokamų reklamų ir labai... Keldavai tiesiog turinį Facebook'ą? Facebook'e, bet be abejonės, kad žmonės išgirsta ir per televiziją, ar ne? Viskas padėjo, ar ne? Tiek Facebook'as, tiek medija visa. Dėl to, kad kada žmonės mato tave, jie žino, ką tu veiki. Tu gali būti nuostabiausias pasaulyje, koks mokytojas, koks tik tai nori nušvitęs jogas, ten sėdėti, bet, ta prasme, jeigu tu ne Himalajose kažkur kalnuose sėdi, bet sėdi ar ne ir tu neturėsi mokinių, tai nieko nebus. Čia labai geras pastebėjimas, žinai, iš tavęs aš tą dažnai kartoju, kad reikia suprasti, kad sklaida, socialiniai tinklai padės tik tada, jeigu jūs sprendžiat problemas, jeigu iš tikrųjų sprendžiat problemas ir padeda jūsų produktai ir paslaugos apie tai, ką kalba. Bet jeigu jūs meluojat, realiai vieną kartą apgausti ir socialiniai tinklai padės sužlugti greičiau, tai čia yra labai paprasta. Tai va, tai tuo metu 14-15 dar Facebook organinis pasiekimumas buvo labai geras, jis ten buvo 15-20% visi tą prisimena, tai paskui jį nupjovė. Sugalvojo Markas, kadangi ten kiti pyksta, kad nupjovė, bet aš visiems sakau grubiai, kad Meta šiandieninė yra uabas, ką jūs nori, tą jis daro. Sugalvojo organinį, nupjovė, reikės mokėti visiems ir panašiai. Tai va, per Facebooką. Ir tada, kaip atsirado Instagramas pas tave? Tai va, sakau, pirmą nuotrauką atsimenu, įsidėjau tiesiog ten kažkoks buvo, kažkokia fotosesija ir aš įdėjau tiesiog. Bandau atgaminti, nes aš vakar pažiūrėjau pačią pirmą nuotrauką, buvo 14 metais įkelta. 13 arba 14 metais. Vienintelė nuotrauka ir po to. Ir tada, bet mes kaip dabar atsimenu, sėdėjom su draugė paplūdimyje ir nesakom, bet Violeta, bet tau reikia Instagramo. Aš galvoju, o kam reikia, žinai, yra taip, kaip yra gerai ir nelabai net supratau iš tikrųjų, kam čia man reikia, bet gerai, gal ir įdomu, gal ir tikrai reikia ir nesako, pasižiūrėk, visi yra Instagrame, tikrai visi žmonės, gal ir reikia, gerai. Ir turėjau tą Instagramą ir tada, bet vėlgi, vis tiek, didysis mano buvo, tarkim, dėmesį aš nukreipdavau į Facebooką, ten vykdavo, taip gaunasi, kad veiksmas, ar ne. Tai prieš 1,5 metų viena tema, man taip pat labai gerai žinoma tema, iš pačios patirties, aš tiesiog padariau tokį video apie narcizus. Atėjo ir padariau visiškai daug negalvodama, ten aš nežinau, tikriausiai vienas trumpiausių net video. Ir pamačiau, kad net nesitikėjau, kad buvo toks didžiulis ažiotažas ir dėmesys. Ir tai tik kalbu, kad pagalvojau, kad oho, iš tikrųjų, kaip daug moterų per tai eina, daugiau per tai, kad tai yra rimta tema, kuri iš tikrųjų tokia aktuali yra daugeliui. Ir tada, tada daugiau ir daugiau dėjau tų video ir tada mačiau, kad moteriams dar vis šiandieną nėra pasiekiama kai kurioms ta informacija ir iš tikrųjų tai yra atskiras visai dalykas būti tokiuose santykiuose arba sutikti, turėti reikalų su tokiu žmogum. Tai tas švietimas šituo klausimu yra labai svarbus, nes tai labai daug duoda žmonėms ir moteris tikrai sako, dėka jūsų tų reelsų, aš pamačiau, tarkim, žmogų, su kuriuo aš gyvenu, pradėjau pastebėti, nes atrodė pas visus taip yra, kad visi gyvena, taip pat
Bet ne visi gyvena nepagarboje, ne visi gyvena rėkia vienas ant kito, ar ten keikėsi, ar ten stumdosi. Ir ten, tikrai ne visos moteris turi tokius santykius ir tikrai nebūtinai turi turėti tu. Tai tiesiog tokie labai paprasti dalykai, kad mačiau poreikį iš moterų grįžtame į ryšį ir tai mane labiausiai kabina tiesiog nesustoti daryti ir dalintis. O be abejonės, kad taip šiai dienai Instagramas tai yra ta vieta, kur daugiausia žmonių pamato viską. Tai yra arba yra apie produktą, yra apie, tiesiog taip yra tikriausiai, ar ne? Vėl, aš čia kaip specialistas šitoje vietoje viskam turiu paaiškinimą. O man labai įdomu, nes išgirsti iš specialisto. Nes realiai, aš galbūt klystu iš dalies, bet kada tu buvai Facebook'e, sakai, iš Facebook'o ėjo, ir tada tu pradėjai aktyviai 18 metais Instagramą perėti, tai realiai panašiu metu nupjovė Facebook'as organinį, o Instagramas vis dar buvo palikęs 14% kažkur organinio ir plus pradėjo leisti tokius reels, atsakomai smūgį į TikTok ir panašiai. Taip. Ir jie organinį pasiekiamumą paleido Instagram ir daug kas pastebėjo, keliant reels, didelis pasiekiamumas žmonių organinį. Taip. Bet tokia kita žinia, šiai dienai Facebook'as prieš, gerą pusmetį paleido reels. Facebook. Ir jeigu tu pamėginsi tiesiai, nes dabar tu mačiau, ką keli Instagramą, tiesiai leidi uždėjus varnelę, tiesiai į Facebook'ą. Ne viską. Ne viską, ne. Patonuojamo. Jo, tai reels, jeigu įkelsi į Facebook puslapį, tai irgi gali labai gerai suveikti šią dieną, organiškai. Tiesa. Ir mes čia toliau pereisim daugiau prie tavo online shop'o, tu sakė, atsidarėjai parduotuvę, ne? Kas ten, papasakok apie ją šiek tiek. Jo, tai Violeta Shop gimė irgi iš to pačio noro, kad būtų, aš visada kalbu apie tuos du pasaulius, ar ne, tai yra vidinis ir išorinis. Dėl to, kad vienas be kito, kiek tu nori, tiek sakyk, kad tarkim, taip, čia vidinis yra svarbiausias, bet tai palauk, tu turi kūną, ar ne, tai yra mašina, tau duota šioje žemėje važinėti. Pati gražiausia siela šiai mašinai sustojus keliaus gyventi toliau kito gyvenimo. Tai vadinasi, jeigu tai yra tavo įrankis, tai tu turi pasirūpinti šituo įrankiu. Ir mes labai dažnai rūpinamės, ta tikra mašina, ar ne, ta apčiuopiama tavo kita mašina, ar ne, tarkim, o ta savo tikrąją mašiną, ar ne, savo kūnų pamirštam pasirūpinti. Vat į mašiną, ar ne, apčiuopiame tą, tarkim, metalo gabalą, mes pilam benziną ir ten dizelį, žinom, kad į šitą mašiną tai reikalinga įpilti dizelį, o į šitą tai benzinas. Ir aš net pati pasižiūrius, ar tikrai jūs man dizelį pilate, nes man čia gali sustot mašina, supranti. Bet tu, rūpinėsi, tu nenori, kad jinai sustotų, nenori ten tų reikalų po to turėti, o kas vyksta su savim? Savo ten kokį ir papildą galime pamiršti. Aš ne apie save, nes aš tai išgeriu visus papildus, rūpinuosi savimi labai labai ir vaikus šito mokau, bet tikrai yra žmonių ir aš irgi gal buvau tam jaunam amžiui, ne, kada atrodo, kad kada negalvoji, kad kiekvienas tavo veiksmas turės tą pasekmę, ne, o jūs tikrai turės. Nėra nei vieno mūsų veiksmo be pasekmės. Tai kada ateini iki to momento, kada tu suvoki ir tas pasekmes ir nemažai jų ir perėjai, ar ne, ir tą svarbą ir rūpinti savo mašiną ir tu tikrai nori savo kūno, ar ne, kad gyventi tą kokybišką gyvenimą, sveikatoje, džiaugsme ir patirti tą gyvenimą pilna krūtine, kvėpuoti, įkvėpti, galėti giliai ir džiaugtis viskuom tiesiog. Tai žodžiu, e-shopas būtent apie tai yra vidinis ir išorinis pasaulis, tai yra papildai, tas, kas mums yra svarbu, imuninę sistemą stiprinantis preparatai, tai yra aliejai, kas yra labai labai svarbu irgi, ar ne, rūbai, papuošalai ir be abejonės, kad kosmetika, kremai ir visa tai irgi, kas mums reikalinga yra. Ir iš kur ateina į e-shopą? Iš Instagram ar Facebook? Ar žiūrėjai, ar dirbi su tuo, ar leidi ir panašiai? Iš tikrųjų dirbam visur, ir Instagram'e, ir Facebook'e, ir ten, ir tai... Tu tokio nepasakysi konkrečiai iš kur? Jo, žinok, skiriam dėmesį, gal matai 2 mėnesiai dar, ar ne? Toks laikas labai po to matysis, ar ne?
Nes brandų, tarp Taip. kitko, atsiprašau, bet Prašau. gerą mintį pasakei, žinai, apie tą Facebooką, Taip. kad jis labai irgi nenusileidžia. Tikrai žinau nemažai, tarkim, kūrėjų, ar ne, arba, tarkim, brandų, kurie sako, kad o pas mane vis tik Facebook'e daugiau. Tai va, tai mes ir tą. Ir aš paantrinsiu tiems tavo pažįstamiem, nes vėlgi, kadangi mes dirbam su verslais, tai Lietuvoje, kalbant apie Lietuvos rinką, netgi ir apie Anglijos rinką, parduoda Facebookas. Čia bet kuri socialinio marketingo agentūra tą pasakys. Nesvarbu, kad yra Instagramas, viskas gerai. Mes pakalbėsime ir apie TikToką. Bet parduoda Facebookas. Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad Facebook'e, kad ir kaip bežiūrėsi, ten yra mokioji auditorija daugiau. Nu, ten vyresnė, nors mes dar labai jauni, bet vyresnė auditorija. Ir ten mokėjo auditorija. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra mokamos reklamos efektyvumas. Taip. Netgi leidžiant tą pačią reklamą Instagram'e, ją reikėtų teisingai darant leisti per Facebooką. Ta prasme, ne bus niktukai kažkokie ir panašiai, bet ten yra atskiri mokslai, apie tai neįsiplėsim čia. Bet tikrai manau, kad man paantrins daugelis agentūrų ir specialistų, kad parduoda Facebookas. Ir nesvarbu, kokią mes patirtį esam turėję, kaip aš sakau, nuo kebabų iki didžiausių prekybos centrų, iki žinomiausių brandų. Lietuvoje parduoda, aš nekalbu apie kitas rinkas, aišku, bet Lietuva kol kas galbūt keisis, čia negali žinot, nes ir dabar atsiradęs ir Threads naujas, nežinau, ar žinai, toks socialinis tinklas, kaip Twitterio versija nauja, Facebookas išleidęs. Bet galbūt keisis, bet šiai dienai. Nors, aišku, tu pati, aš manau, mes irgi paliesim tą temą, tu šiai dieną laikai save influencerį. Nu, tu darai įtaką žmonėm, realiai, pasitelkiant socialinius tinklus. Žinai, vėlgi čia. Ir nemažai auditorijai. Jo, pats prieš save, ta prasme, na, tikriausiai taip, ar ne, pagal sekėjų skaičių ir viską, tai, na. Ir plus, nu, tu visiškai esi self-brandingo atstovė. Ta prasme, esmė, kad iš tavęs perka, nu, vienai per kitai perka paslaugą arba produktą dėl to, kad tu esi Violeta, dėl to, kad tu mastai vienai per kitaip. Ir aš šiai dienai, sakau, kas mane seka, žino, kad esu fanas šito dalyko. Ir kad vienareikšmiškai, jeigu pasitikė pardavėjų plačiai prasme, tai vienareikšmiškai pasitikės ir mes patys, aš dažnai moteriškai pusė sakau, žiūrėkit, kodėl neretai iš jūsų grįžtat iš savo kirpėjo plaukų ir tvarkotės plaukus namuose. Bet taip yra. Bet jums patinka pas ją ar pas jį ir jūs padaro beveik taip, kaip jūs norit. Beveik taip. Bet taip yra ir su daugeliu, taip ir paslaugų, ir produktų. Tai va, tai aš manau, kad tu esi influencerė. Tik dar toks man buvo klausimas kilęs, o tu kitus produktus arba paslaugas reklamuoji? Kitų gamintojų produktus arba paslaugas. Ar tik savo to apsibrėžus? Reklamuoju kitų, kokių neturiu pati. Taip, tai kad nesikirstuma. Tai atsirenki, ką reklamuoji? Oi, be abejonės, kad atsirinku. Pasiūlymų turiu labai daug. Aš tikiu. Matai, mes kalbėsiu apie save. Taip. Dėl to, kad, na, vėlgi turi sutapti vertybės kompanijos, turi sutapti. Būtų keista kazino, jeigu reklamuotum. Daug dalykų, žinai, esu fotkinusis kazino reklamą. Bet tai čia buvo senai? Jo, nu, čia modelis, na, tai prasme, okay. Modelis dirbu iki šiol. Esi ir saldainų dėžutėje fotkinusi? Saldainų, tai čia mano labai mielas dalykas. Aš vakar pažiūrėjau, čia jau rimtai Violeta. Taip, čia buvo ir tikrai fainas dalykas, toksai iš labai senai, nes man siejasi su tuo gyvenimo etapu, su ten tai žmonėms, su tuo pačiu Lietuvoje, tik tai kilimų, ten šou pasaulio, buvo viskas kitaip. Nu, dabar galėčiau kalbėti kaip apie akmens amžių, ten kitais laikais pas mus ten buvo. Jo, tai labai šiltas gyvenimo etapas ir labai faina patirtis su tais saldainiais. Kazino esu Maltoje fotkinusis. Taip, labai senai. Reklamai. Dabar fotkintumėsi? Žinok, ne. Dabar tai ne. Bet tada kaip modelis priėmiau tokį dalyką ir... Tai buvo darbas. Taip, tai buvo darbas. Tai vat, kadangi visgi
esu ir iš to šou pasaulio, ar ne, ir tai visada man bus artimas, nes tai yra mano dalis. Bet aš šitą pertrauksiu, ten buvo darbas, bet kaip influencerė, tu nelinktum į tą pusę dabar, aš kalbu apie tai. Kaip influencerė dabar biškai yra kitaip, matai, jo, tada, viskas yra etapai ir tekmėje, tai ačiū Dievui, tai buvo taip, dabar yra kitaip. Taip. Jo. Tai va, taip, tai žodžiu, reklamuoji tuos, kurie susiję su tavim, bet atsirenki vis tiek produktus arba paslaugas. Taip. Ok. Taip. Socialiniuose tinkluose tau išgarsėt padėjo televizija? Pavardė? Nežinai, ta prasme, vis tiek, tas žinomumas, ypač tam pačiam Instagram'e, tikrai tu pradėjai 18 ten grubiai šnekant, ir tu pati sakai, kad viena iš paskutinių iššoka ir be mokamos reklamos, žinai, tai, tikrai reikia įdėti pastangų, kad pasiekti tokius skaičius, žinai, ir šiai dienai, tikrai sudėtinga tą padaryti. Tai, o pačiai padėjo kas? Jo, jeigu matai... Ir dar pabaigsiu klausimą, ir pajutai, kada lūžis įvyko, kad, pradėjo eiti tie sekėjai, tuk viens po kito. Jo, tai jeigu nuo pradžių, tai matai pavardė, gal tik pačioj pradžioj ir kokia pavardė, gerai, mano tėvai buvo, tarkim, žinomi, ar ne, žinomi jie yra šiandieną verslininkai, bet tada, kada pradėjau, ar ne, 14 man metų buvo, ar ne, tai čia tais gudžiais 90 kažkelintais laikais. Tai va, tai jo, be abejonės, kad tada buvo daugiau žinoma, kas, ar ne, Repčenkaitė, tarkim taip. Ir aš visada labai džiaugiausi ir didžiavausi ir niekada nesakiau, kad aš čia viską pati, tai be abejonės pradžioje žmonės žinojo taip. Po to jau kaip tu eini, kokiu keliu ir ką iš savęs pats, kuo tampi, ne, tada jau tu nebesi ta pavardė, jau tu esi pats tas žmogus, ar ne? Tai pavardė yra mano šaknis ir viskas yra puiku su tuo. Ir tada jau tampi pačiu savimi, ar ne? Tai va, o kas liečia socialinius tinklus, tai be abejonės, kad ta pavardė, kurią aš jau sustiprinu, ar ne, per daug metų, tarkim, ir įgyji pasitikėjimą žmonių, kurie nori, tarkim, ir kontingentas, kuris seka, ar ne, pasižiūrim, tarkim, tikrai yra įvairių influencerių, turi labai skirtingus, matyt, skirtingus žmonės, dėl to, kad transliuoja skirtingus dalykus, ar ne. Kažkam patinka vieno labai, kažkas pasirenka kitką, kažkas daug seka, labai įvairiai, ar ne? Tai mano daugelis labai sekėjų būtent eina tuo sąmoningo gyvenimo keliu ir nori tiesiog, nori matyti galbūt dar daugiau truputėlį, sužinoti dar daugiau truputėlį, kaip ir aš pati. Aš irgi visada, niekada negalvoju, kad aš žinau jau viską, jau dabar viskas, ar ne? Ne, visada žiūriu to mokinio akimis ir gyvenimą ir ką dar aš galiu sužinoti, ką dar aš galiu išmokti, kokį dar įprotį aš galiu, kokio įpročio dar galiu atsisakyti, kad, jaustis visiškai laisva ir tada stebėti tą, fantastinį procesą, kad kiek mes galime būti laisvi, iš tikrųjų, be jokių įpročių, be jokių, mums kažkokių nenaudingų dalykų ir, kaip viskas iš tikrųjų yra įprotis, ar ne? Tai vat tas stebėjimas, tas pokytis labai įdomus, pačios savęs apčiuopimai, tos patirtis tuo metu, kaip aš jaučiuosi dabar, kaip buvo tada, kaip įdomu, tiesiog, ar ne? Tai va, tai tikriausiai, kad, matai viskas, dėl to, kad viskas kartu. O tą lūžį pajutai kada? Lūžį pajutau lūžį, dėl to, kad iš tikrųjų, kas liečia stovyklas, visada turėjau žmonės, kurie seka, jie žino, ar ne. Tai vietinis ratas toks, jo. Tiek moterų, kurios tikrai daug moterų, galbūt moteris būdavo po 4 metus laukia, ar ne, bet labai noriu atvažiuoti į jūsų stovyklą, seka, žiūri, ar ne, atsiranda galimybė ir tada atvažiuoja, sutampa viskas, ar ne, ir laikas, ir tas. Bet prasiplėtė ratas prieš 1,5 metų, kaip aš jau ir minėjau. Tuomet pradėjo labai stipriai kilti sekėjai nuo tada, kad aš pradėjau drąsiai transliuoti iš tikrųjų. Aš vis bandžiau, kada tu pradėjai kalbėti tai? Kaip yra. Ir tiesiog, matai, aš ir buvau savim, bet aš buvau
kartais... Ne. Aš pertrauksiu, buvai savim, bet tu labai gerai pačiai pradžioje, žinai, ten man surezonavo, kad, žinai, mes iš pradžio norim, nes socialiniai tinklai tokie yra patogi vieta parodyti save, koks tu norėtum būti. Žinai, ir daugelis tą daro, žinai. Ir tą nesako, va tą, žinai, nes, nu, tipo, parodysiu tik tą koncentratą, koks aš norėčiau būti ir kur man labiausiai sekasi. Bet kada, ir ne vienas lūžis taip yra, tu pasakai taip, kaip yra, žinai, ir žmonės tada jį šneka tiesiai, žinai, realybė, žinai. Ir tai labai labai jaučiasi. Bet aš daugiau Mindaugai turėjau omeny, kada pasakiau, buvau savimi, būni savimi, bet galbūt nesidalini viskuo tiesiog. Bet čia irgi momentas. Ir kada aš tiesiog tikrai nebedarai tos ribos, ar ne, jinai yra, ir tu viskuom daliniesi. Ir daugelis moterų save atrado, pamatė, kad jo. Kad tai yra apie mane, ar ne? Čia irgi taip. Kažkaip iš tikrųjų labai buvo įdomus momentas, jeigu man kas nors prieš kokius, nežinau, ten, kad ir 6 metus pasakytų, kad aš ten prausiuosi įsijungus kamerą, ar ten dažysiuosi įsijungus kamerą, aš sakyčiau, nejuokaukit, ta prasme, ten rengsiuosi, ar dar kažką darysiu. Ne dėl to, kad ten, tarkim, galvoju, o tai kam įdomu, ar ne? Nu, sakytum, tai mano toksai dalykas yra, bet tiesiog, matai, kad tai yra įdomu, kažkam tai yra įkvėpimas, pagaliau tos rutinos ir tame yra vertė, tai tiesiog, jo. Mes per mažai, gal ne per mažai, ne taip pasakysiu, aš to greitai vieną pavyzdį papasakysiu, mes neįvertinam, kas socialiniuose tinkluose dirba, ar naudoja kaip įrankį, ar kaip priemonė. Kiek padarom įtakos kitiems žmonėms. Apie tai nepagalvom ir man buvo, aš sporto salį kažkada nuėjau irgi persijungimo kambarį, nes aš iš vis nelaikau savęs kažkokio influencerio panašiai, aišku, aš turiu ten ir Facebook'e nemažą armiją, ir TikTok'e nemažą, Instagram'e kažkiek sėkiu. Ir vienas jaunuolis Sočia, sako, minties priklėjo, sako, aš dėl tave, sako, grįžau iš Norvegijos ir pradėjau verslą čia, sako, atsidariau. Ir aš toks stoviu ir rimtai, jo. Tai va, tai mes nepagalvojam kartais to, kiek galima padaryti ir kokia stipri yra ta socialinė medija. Sunku buvo pradėti rodyti save? Jo reikėjo tokio sprendimo, kad prieš save pačią, ar ne, kad taip, bet po to tapo labai natūralių dalykų. Išsiauginai įprotį? Išsiugdėjai įprotį tą daryti? Taip, įprotis ir tiesiog, iš tikrųjų, pirmą tą žingsnį ir aš tikrai dabar matau, kiek moterų būna klausia, ar ne, ir kūrėjų būna nepasitikė, tarkim, atrodo, kad visada kažkas, kitas pareklamuos jos brandą geriau negu kitas. Na, šitos bėdos neturėjau, nes aš visada arba darau tai, kuo tikiu, arba nedarau. Ir tuom, kuo tikiu, aš esu visada užsidegus labai, man tiesiog. Tai be abejonės, kada mes visiškai esame atviri, ar ne, ir tada yra lengva, kada nekalbi pasakų, ar ne, tada tekmė yra. Ir, tai va, tai ir tikrai yra, ir aš sakau jau dabar moteriams, ar ne, kad nieko iš nieko nesitikėk, ar ne, pati imk ir daryk. Tiesiog, taip kaip gali, neieško geriausio apšvietimo, nes taip niekada nerasi. Aš irgi buvo laikas, kada galvau, žinai, kad būtų gražu, kad būtų kažkaip instagramiška, ir po to tiesiog paleidau tokį, šitą visą iliuziją, tegul būna paprastai, tegul būna taip, kaip yra ir viskas. Bet tas paleidimas įvyksta tada, kada tu iš tikrųjų nelygini, ar ne, kad kaip kitkas daro. Tai dėl to čia yra momentas. Tai tas labai sunku, nes matai, ypač socialiniai tinklai atėjo kada į Lietuvą, nes jie dar vis šią dieną jauni, galima sakyti, tokia kaip kultūra. Taip. Tai atėjo kaip kažkoks tai, žinai, idealaus pasaulio perteikimas, žinai, ir labai, ir šiai dienai dar kaustosi visi žmonės. Ir nors jau jie pradeda suvokti, kad reikia ir filmuotis, ir kalbėti, bet kad reikia tą realybę rodyti, dar vis, žinai, jeigu pamato tokią kamerą, viskas turi būti televizinis formatas, čia kitaip negali būti, žinai, ir viskas, ir aš negaliu kirstis, aš turiu atrodyti idealiai, žinai. Bet kaip ir tu paminėjai, aš irgi toksai vėliavnešys, kaip ir su video formatu, nes aš apie jį kalbėjau jau labai senai, realiai pastatyti ant to visą mano įmonę.
ir apie realybę. Ir mes netgi paleidę projektą, kad pradėjom netgi filmuoti dokumentinius video apie žmonės į socialinius tinklus. Bet irgi tai yra verslam ir brandam. Ta aš noriu self-brandingą vis pušinti. Tai va, ir ta realybė, kad ateina ir aš jau seniai sakau, kodėl jūs žmonės nesuprantat, kad ypač didieji influenceriai, kodėl jūs juos matot, vieną formatą matot idealų, kur ant viršelio ir profesionalų, bet kitą jūs matot, jie deda iš lovų, užsimiegoja užtinę, tam, kad suprastumėt, kad susitapatumėt su jais. Tai va, nes realybė laimi ir jį laimės visada, vienareikšmiškai, žinai, ir tiesa ir realybė tik tai, žinai. Jo, tai va šitaip. Aš pavyzdžiui iš lovos, tarkim, tik pramerkus, man nešautų galvoje įsijungti. Kol kas. Ne, žinok, nešautų dėl to, kad, aš kalbu apie tai nuolatos, kad nelies telefono, kad atsibundi, tai visiškai priešprieša, ką aš veikiu. Ir kadangi aš gyvenu tuom, kam aš ir sakau, ir išsigryninu iki to laiko ir esu labai labai laiminga šitai padarius, nes tikrai ne vienų metų reikėjo prieiti prie to, kad aš galiu pasakyti, kad mano veiksmai, mintys ir tai, ką aš transliuoju, sutampa 100%. Tai iki to tikrai reikėjo eiti nemažai kelio, ar ne? Ir, aš taip matau, kad mes atsibudę, be abejonės, kur mūsų koncentracija, kur mūsų dėmesys, ten mes kaip užduodam savo dienai natą, ar ne, tokią, vat. Tai be viso to, kad yra socialiniai tinklai, kad yra mūsų darbai, kad yra ryšys, ten viskas yra tvarkoje irgi su šeima, su visais, bet visų pirma, tai yra vėlgi, kas tu esi prieš save patį ir kokį tu ryšį, kuri su savimi ir su gamta, ar ne? Tai jeigu mes apie tai kalbam, tai mes norim, kad mūsų tas dėmesys būtų truputėlį kitur, ar ne? Tai atsibudus aš visų pirma pasižiūriu į langą, ar ne, ir pasakau savo, esu mintise garsiai, ar ne, žinau, kad gali skambėti juokingai, bet tai yra, man tai yra svarbu, ar ne, aš atsibudau, tai yra didžiulė dovana, aš matau, yra gamta, ar ne, yra visata, ir tai yra ženklas, ar ne, kad tu esi čia, susijungimas, ir tuomet einu praustis ir nieko neliečiu, kol aš nenusiplaunu rankų, nes vėlgi tai yra žinios, matai, iš ajurvedos, iš tam tikrų gilios žinios, iš paprastas ajurvedai vėlgi tai yra mokslas, ar ne, jokios mistikos, jokios fantastikos, tai yra tai, kas propaguojama tūkstančius metų, tai va, tai tu tas žinias galėdamas, gali pritaikyti ir gerinti savo gyvenimą, gali bandyti kažką kitko išrasti, ar ne, bet viskas jau yra išrasta. Tai tiesiog prausiuosi, ar ne, tai vien tik dėl to neįsijungčiau kameros, nes pas mane yra mano rutina, ne dėl to, kad aš gėdijuosi, ar ne? 100%, čia tavo pasirinkimai. Taip, ir po to, tarkim, be abejonės įsijungiu, tarkim, po praktikos dažniausiai kamerą, kad darau, ar ne, ir nežinau, gal kartais prieš, bet toksai dažniausiai po, man atrodo, nes jau būna vėliau, ar ne, ir nors visi dar miega, tai va tas metas, kada dar visi esi be makiažo, dar esi tokiam labai natūralioj būsenoj, bet jau po savo rutinos, jau praėjęs tą, žinai, šviesos įjungimo procesą savyje. Jo, aš čia tą lovą tik šiaip paėmiau kaip pavyzdį, bet viskas ok. Kiekvienas, aš manau, kad vėlgi čia kiekviena yra pasirinkimas, nes tikrai taip. Vėlgi, kaip ir tos pačius socialinius tinklus, žinai, būna amžina diskusija, o mum rodyti savo gyvenimą ar nerodyti, žinai, nes va mes įdedam vaikus, tai ten daug laikų, arba aš iš paplūdimio įdedu ten daug laikų, čia kaip tu pasirinksi. Tikrai taip. Čia aš vienareikšmiškai, aš pats gyvenu socialiniuose tinkluose, bet visi žino tą, kad asmeninė gyvenimo mano ten nėra. Ta prasme, ten jeigu pamatysite, tai karts nuo karto su mano dukra story, kurį aš įsikelsiu, nes žinau, kad taip jai dėmesį parodysiu daugiau negu kad atrodo. Bet daugiau aš nerasti nei kas aš, nei su kuo aš, nei kaip aš, nes aš nusprendžiu, kad aš asmeniniam gyvenime nenaudosiu. Tai va, bet čia mano pasirinkimas.
Ir tavo, ir dar tų žmonių, kurie tave supa, ar ne? Ir kurie supa ir sakau, čia kaip kas pasirinka, aš nusprendžiau ir tiek, man taip patogiau, žinai, man taip patogiau. O kas kaip, irgi turiu tokį pasakyti, žiūrėkit, sakau, jeigu jūs nekenkit finansiškai, psichologiškai, fiziškai, realizuokit save kaip norit. Jūs kelkit gyvenimą, nekelkit, jeigu galvojat, kad ta prasme. Ir panašiai, aišku, reikia suvokti, kad pradedant kelt kažkokius asmeniškumus, tu gali gauti kažkokios tai gražos, kur tau skaudu bus ne dėl savęs, o dėl kitų. Tai aš čia pritempsiu iškart prie tos temos apie tos vadinamus heiterius. Turi jų? Žinai, kai nors kažką darai, jeigu nieko nedarai, tai nieko neturėsi. Bet aš tikiu, kad be abejonės, kad jų yra, žinai, bet vienas kitas toks būna išlindęs ir kokį... Bet aš šitai irgi visiškai nesikoncentruoju. Tai mano taip pat profilyje, po mano kažkokia informacija man nereikalingi. Tai va, bet irgi žinai, kiek žmonių su savo traumom, su viskam, įsivaizduok ten temą apie narcizą. O tu gal turi ten reikalų ir čia va žmogus kalba, ar ne? Ir tau tai kenkia, kad tokia informacija yra dabar, tokia lengvai pasiekama informacija, tavo galbūt, tu nenori, kad tavo moteris išgirstų tokią informaciją ir keistėsi kažkas jūsų santykiuose, ar ne? Nes tai apie tave, nesgi kaip skauda, ar ne, kaip pamatai, kad apie tave, tai kaip neparašysi, bet sakau, čia vienas kitas. Arba jeigu, žinai, būna, tarkim, moteris, kuri galvoja, kad jai gyvenime taip niekada nenutiktų, atrodo, kas čia kažkokios nesąmonės, žinai, viskas yra tvarkoje, kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, turėti viskas, bet tai, kokia tu ateini, žinai, būna labai pagarbiai išreiškia, pavyzdžiui, tikrai nebūtina, aš tikrai nelaukiu, kad sutiktų žmonės ten su viskuo ar taip toliau, bet tiesiog išlaikyti tą pagarbą. Tai jeigu ateina ne su pagarba, tai iš karto blokuoju. O diskusiją prašau, visada laukiami. Tikrai. Kelis vėlgi, nes kadangi, sakau, tai susijęs, ypač kadangi aš dar stumiu ir tą self-brandingą ir tai susijęs su mano darbu, su mano verslu, tai aš kelis patarimus turiu tai neigiamą informaciją sugert, kurią gaus, galbūt nuteikiu žmonės. Pirmas tas, kad reikia suprasti, kad laimingi žmonės nekomentuoja ir nerašinėja. Ta prasme, kai pradeda man, aš suprantu, kad jiems sunku gyvenime ir kažkas nepasisekė ir aš labiau juos užjaučiu, negu kad ant jų pykstu, ta prasme. Nes jeigu tu, kai mes dabar galvoju su Ratkevičium Paulium, su Pauliuku sėdėjom, irgi sako, jeigu tu esi geros nuotaikos, tau viskas sekasi, tugi atėjęs nerašai, žiūrėk, ką čia nusišneki, tau prasme, tu nerašinėjai šiukšlių po kitų, žinai, tai vadinasi, kažkas tau negerai labai yra. Ir kitas dalykas, gal jis toksai aštresnis ir tokia istorija esu pats sugalvojęs, kad, sakau, žiūrėk, įsivaizduok dabar. Ypač moteriško auditorija jautriai reaguoja į tą kritinę kažkokią tai tos komentarus. Žiūrėk, sakau, tu dabar tau parašė kažkokią ten, nežinau, tarkim, Danutė, neįsižeiskit Danutės, tu įdėjai kažkokį ten savo grožio procedūrą, tau parašė, o Jėzus, kaip tu čia atrodo, ir tu jautriai reaguoji, tu galvoji ištrintą paustą, netrint, kaip tu čia atrodai, gal čia pakeis savo išvaizdą. Bet realiai tu turi suprasti, kad tas žmogus tavęs net nepažįsta. Ir nedaug dievė, aš nesakau, kad taip nutiks, jeigu tu mirtum šiandien, nelinkiu to. Bet Danutė net nesureaguotų į tai. Tarkim, ar tu gyvas, ar tu miręs. O tu reaguoji, ką tau Danutė parašė po tavo postų, žinai. Tai reikia pasverti tai, kad tu nepažįsti ir tu jiem net nesvarbus tiem žmonėm, o tu reaguoji ir galvoji, kaip pakeist save, kaip, žinai, Tai žinai, gal pačioj pradžioj, nes žmonės, kurie daro daug ir dažnai matomi, jie neturi kito pasirinkimo, kaip tai pereiti prie kito suvokimo, prie to, kurį tu dabar apibūdinai. Tai tik tai tavame suvokime tu gali judėti toliau. Nes jeigu tu tapatinsis ir jeigu tu išgyvensi dėl kiekvieno komentaro, man žinok, buvo labai senai, aš irgi, čia be išimties kiekvienas žinomas žmogus pereina per tą transition, per tą tranziciją, kada ir, žodžiu, procesą, kada jisai jautriai reaguoja į kažką tai.
Buvo toks momentas, kada, bet čia vėlgi, žinai, medija yra didžiulė jėga, irgi, ar ne? Ir taip pat būna, kad suvedinimai sąskaitų ar kažkas, ar ne? Bet nesvarbu tie povandeniniai dalykai, dalykas tas, kad jeigu yra kažkas pasakyta, padaryta, kažkoks epitetas uždėtas, ar ne, tai yra, tikrai galima uždėti labai svorį ir tam žmogui labai daug reikalų pridirbti, ar ne? Tai jo, aš kažkada esu labai jautriai sureagavusi, bet čia labai senai, aš nežinau, 20-metį atgal ar kiek, dabar jau reikėtų pasižiūrėti, tai buvo irgi reikalų, žinai, kadangi ir laidos būna konkuruojančios, ir žurnalai, ir taip toliau, ir visa kita, ir kažkas tave labai mėgsta, tai kas labiau mėgsta, ten galbūt tą leidinį, kuris tave labai mėgsta, norės, žodžiu, padaryti arba parodyti, ar ant laidos, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet buvo, žodžiu, toks vienas labai aštrus dalykas, parašė, ar tai uždėjo ant viršelio, žinok, ir parašė, kad ar anoreksika, ar kažkas tai tokio. Aišku, jiem tai nenuėjo nuo rankų, ta prasme, visi, žinai, viskas, bet net ne apie tai, kad dabar aš kažkur man atsiuntė draugė tokį, žodžiu, tos moters interviu buvo ir sako, iš tikrųjų labai gailimės, kad tai padarėm, dėl to, kad galėjom daryti, ką norim ir padarėm. Bet šiaip nepagalvom, dabar taip nebūčiau darius, nes tu pagalvoji, ką tu žmogui padarai. Ir tuo metu aš tikrai buvau sureagavusi jautriai, nes galvoju, ta prasme, ant kiek reikia, žinai, tokio, kad net ligą žmogui prakabinti, ačiū Dievui, kad sveika, ar ne, ir kad taip, bet, tai natūralu, ar ne, būsi, kuda būsi ten tokia, anoreksika, būsi kitaip saky, žinai. Bet tuo momentu, aišku, buvo jo, bet tai buvo pamoka išmokta, kad tiesiog nepriimti nieko asmeniškai, ar ne, ir tiesiog, kad ir kaip bebūtų nemalonu, nesmagu, tai yra ne apie tave, o apie to žmonės. Bet tai reikia nepamiršti, kad tai nėra vienas kažkoks komentaras kažkur, o tai yra, pavyzdžiui, 3 milijonam žmonių, ar ne, šitai. Tai kiekvienas veiksmas didžiulė labai, ta prasme, kiekvienas veiksmas eina į rezultatą, ar ne? Nebuvo po to gerai jiems patiems, ar ne? Nes, tai buvo toks rimtas kaltinimas ir tu, ne kaltinimas, o toks teiginys, ar ne? Ir čia yra, tarkim, teisiškai yra daug labai ten niuansų tokių, kad ten rimti reikalai, bet tik tiek, kad, koks žodis tikrai sunkus gali būti, ar koks ginklas gali būti. Tai net bendraujant ir net rašant, ar ne, apie vaikų, tarkim, man to nebuvo, bet aš tikrai žinau, kad žmonių gyvenimuose vyksta tai, kada jie turi, tarkim, kada jie labai rodo vaikus, ar ne, socialinėse erdvėse. Aš labai ribotai pas mane vaikai yra, tai tikrai gauna komentarų ir apie vaikus, ar ne? Taip. Tiesiog. Tai ir sakau, pasirinkus rodyti tą savo gyvenimą, reikia suprasti, kad gali būti ta graža ne tik dėl tavęs, bet turbūt dar skaudžiau dėl tavo artimos aplinkos. Gerai, pereikim į linksmąją dalį mūsų pokalbio. Yra toksai antroji dalis, toks žaidimas, galime jį pavadinti, taip arba ne. Klausimai, 10 klausimų. Ir juos gali atsakyti taip arba ne, arba galim komentuoti, įsiplėst, arba galim nekomentuoti, neįsiplėst. Gerai? Ir pirmą. Neatsakinėti negalima. Galima nutilėti. Kokį jūs renkatės? A arba B? C. Taip. Gerai. Ir pirmas klasikinis klausimas, kurį užduodu visiems, nesvarbu, kas čia sėdėjo rimtų milijonierių, verslininkų ir šotstų. Pirmas klausimas yra, ar siuntėjai savo nuogos foto kam nors per socialinius tinklus? Iškart, ne. Išgirdau pirmą žodį ir, ta prasme... Ne. Nes čia yra tokių, kur sakė, o tai kas nesiunčia? Yra dar ir tokių. Taip, yra ir tokių, kas nesinčia. Taip, o kas nesinčia. Kaip aš, o ką yra tokių, kur nesikelia 4-5 ryto? Taip. Miegai tik į 10. Ar esi gavus?
nuogų, ne iš žmonių, su tais, kuriais buvau, bet iš kažkokių nepažįstamų. Atsiunč, parodyk, nustebit nori. Atsiunč, nustebit nori, gal paeis. Ir aš visada galvoju, kaip turėtų sureaguoti o dangau, kaip gražu. Aš nežinau, ko tikisi iš tikrųjų žmonės, kas tai per tokie šedevrai, bet... Bet čia turbūt pats procesas malonus jiems, ta prasme, kad kažkas pamatė, kažkam išsiuntė. Čia jau turbūt apie ligą reikėtų kalbėti. Ja. Supratau. Ar užbaninai kažką iš artimos aplinkos, iš artimo rato, jiems to nežinant, kad tavęs nematytų ir kad nesektų tai. Iš karto aš tavęs ban ir viso gero. Taip, už tai, kad aš įtariu, kad tikriausiai gal ten buvo daugiau ar pavartoto alkoholio kokio, nes tikrai ten buvo... Ai, pradėjo rašinėti tau kažką? Vieną komentarą, aš nelaukiu. Bet pažįstamas. Pas mane yra labai paprastai, žinai, kai tu paklausai, kada niekas nesikeičia, aš sakau, pas mane nesikeičia, arba taip, arba kitaip. Tai čia lygiai taip pat, kad antro nebuvo šansų, tiesiog buvo visiškai ne apie tai ir vėlgi, kai mes kalbam artimą aplinką, tai jeigu tu jau esi toje mano artimoje aplinkoje ir mes jeigu skaitomės, tai ten giminaičiai, bet tai taip, jo. Ne, aš galvoju, su ko mes su Starkute kalbėjom. Sako, aš tai daug. Ir paskui toliau kalbam, o tai sakau, laikina draugai tavo foto. Ne, kažkaip draugai nelaikina. Tai sakau, nueik pažiūrėk ten, kur užbaninus krūvą turi, gal sakau. Taip, gerai, toliau. Ar kažkam parašėjai žinutę, išsiuntei ir norėjai unsendinti, bet jau nespėjai? Jo, aišku, kad taip. Tai čia yra toks, žinai, skubėjimas, tai žinoma, arba žodžiai. Bet nesuklydai, bet išsiuntei ir galvojai, geriau nereikia. Ne, geriau nereikia. Ir nebuvo to, ne tam tiesiog nusiuntei. Norėjau dar ten kažką. Jo. Ne tam buvo, bet net nepastebėjau iš tikrųjų. Buvo, kad ne tam žmogui nusiunčiau, bet nepastebėjau, būčiau insendinus tikrai. Taip. Ir juoko formai viską tiesiog nuleidai, viskas gerai. Tai labai paprastai, aš visada apie viską renkuosi kalbėti, žinai. Taip, geriau iš karto. Tarkim, toj situacijai, kodėl, sakyčiau, ar ne, dabar pasakai, bet man grįžo mintis prie tos, kada užbaninau ir... Dėl to, kad nebuvo, su kai kurie žmonėm mes negalim tiesiog vesti jokios diskusijos, ar ne? Nes jeigu žmogus jau padaro taip, tai supranti, kad diskusijos nėra. Taip. O kitų atveju aš visada kalbėčiausi ir netgi jeigu man taip ir nutiktų, ar ne, nes šiais laikais tikrai tas būna apie vieną žmogų galvoju, bet kitam, taip, ne, ar ten visai, tai tiesiog iškart pasakyčiau, tu žinai, čia buvo taip ir taip. Tiesiog nuoširdžiai atvirai. Kad neliktų nieko. Supratau. Ar triniai savo žinutės, kad kažkas neperskaitytų? Būna, kad trinu apskritai, tarkim, nežinau, kad nebūtų, jeigu nesi su žmogum, tai kam laikyti tą žinutę. Taip, bet čia dėl savęs labiau. Dėl savęs, taip, ne, dėl savęs. O dėl kito, kad kažkas neperskaitytų, nepamatytų? Ne, dėl kito ne. Skaitai slapčia kitų žinutės? Slapčia ne. Atvirai paėmė, o dabar paskaitykit. O dabar mes viską pažiūrėsim. Daug čia. Ne, iš tikrųjų, tai, manau, žinai, labai paprastas dalykas, tikrai, su šalia esančiu žmogum, aš galvoju, bet esu ir nuo to nukentėjus, kad, aš pin kodo, ta prasme, jokių aš telefono ten tų pinų neslepiu ir nukentėjus ne dėl to, kad kažką rado, bet tam šiaip padarė tokį negerą dalyką, nes aš nebijau, kai aš esu su žmogumi, tai aš esu 100% ir man niekas yra nebaisu. Būtų per didelė, nežinau, nesąmonė būti su žmogumi, dar kažką ten chimičinti ant šono ir bijoti, nes tai veda puikiausiai, suvokiu, kad tai gali vesti ir ligas, ir apskritai, tai yra toks žaidimas, o aš gyvenimo nepriimu kaip žaidimą, man tai yra labai rimtas dalykas, bet aš jį gyvenu lengvai ir žaismingai, bet aš jį suvokiu kaip labai rimtą ir didžiulę dovaną ir dėl to
Ir dėl to renkuosi būti su tuo žmogumi, su kuriuo mes turim būti visiškai atviri vienas prieš kitą. Ir jeigu prasidės kažkokie slapstymai, kažkokie dalykai, tada reikia kalbėti, žiūrėti. Ir jeigu nėra pasitikėjimo, nieko nebėra. Tai nesu skaičiusi, tikrai nesu. Ir nežinau, ar mano kas skaitė. Nes galvoju, kad ši Natalija sėdėjo, sako, irgi buvo tokia situacija, sako. Tas žmogus, sako, kurio žinutės norėjau paskaityti, sako, tu gali imt skaityti. Sako, bet ar tu pagalvoji, jeigu kažką rasi, ką tu darysi su tą informacija? Tai va, to dar nepagalvojama, žinai. Nu, kiti pasirenka tiesiog, kad nenori skaityti. Nu, čia įdomi, aš nežinau, žinai, kada, jeigu kažką rasi, o tai kas ten galėtų būti iš kitos pusės, žinai. Ir laikas visada viską atidengia, ką reikia. Ir viskas ar anksčiau. Ne, kiti tiesiog pasirenka tokį variantą, kad nelenda ir neieško galbūt, žinai. Bet vėlgi, ieško tas turbūt, kas gyvenime jau yra nukentėjęs arba Tai va, čia Jo, šiaip santykiuose labai svarbus sąmoningumas, bet kokiuose ir tokiuose atvirumas, žinai, ir mes tikrai visi susitinkam su kažkokiais tai išgyvenimais ir jeigu tu matai, tarkim, aš matyčiau, kad žmogus yra su kažkokiu dalyku iš praeitų ar ne, ar santykių, tiesiog kalbėtis apie tai ir sakyti, palauk, tai yra ne tai, kas buvo, mes nesam mūsų praeitis. Kas labai sunku, ar ne? Ir be abejonės, kad būdami mes irgi galim išeiti iš to, žinai, kad tai neturi būti taip, kaip buvo, neturi atsikartoti ir šitas žmogus nebūtinai turi daryti taip, kaip buvo. Bet čia yra, kiek tu suteiksi saugumo jausmą žmogui, kad, ir tą jausmą, kad dabar yra visai kitaip, žinai. Taip. Čia toksai, nežinau, ar pati tu taginė, ne? Bet, o yra buvant taip, kad specialiai kažko netaginai, vat buvo kažkoks tai, nežinau, ten susijėjimas, vakarėlis ir specialiai netaginai to arba kito žmogaus. Nebuvo. Nes čia tokių buvo, kad to specialiai šitas nebuvo tokių, ne? Nelaikai pykčio. Šiaip tu man toks geras žmogus atrodo, kad... Jo, aš labai geras žmogus. kad nieko pikto nedarai. Ar susipykai su kažko socialiniuose tinkluose, o susitikus, tipo, kaip niekur nieko? Ne. Aš labai būsiu neįdomi pašnaikovė. Šitą 10 klausimų. Su nieko nesipyksti. Nes būna tokių, žinai, kad tipo, socialinėse pradeda ten komentaruose, bet susitinka. Ne, aš laikausi to. Kad jeigu tu turi problemą su manimi, ar ne, tai tu man paskambink ir išsiaiškink, bet jeigu tu net neturi mano numerio, arba negali man paskambinti, tai tu negali turėti problemos su manimi. Tai apie kokius mes galim čia pykčius kalbėti, jeigu kažkas pradėtų aiškinti su manimi per socialinius tinklus, kurio žmogaus aš nepažįstu, supranti apie ką? Be abejonės, kad žmonės renkasi visokiausių taktikų savo žinomumui ten pagerinti, bet tai nėra apie tai, žinai, per dramas, čia labai gera yra taktika, ar ne, savo žinomumui pagerinti ten galbūt, bet tai tiesiog ne apie mane ir viskas. Tai... Ar laikinai kažką iš reikalo? Toj paaiškinsiu. Tai yra, kada įkelia... kai įkelia nuotrauką, žinai, ir tu net nepaskaitai, kad ten įkelia, net nepažiūri iki galo, palaikai, tipo. Palaikau. Palaikau, iš tikrųjų, aš geras žmogus, palaikau žmonės, tikrai palaikau. Bet palaikau, tuos, kur rezonuoja, žinai. Ir jeigu, tarkim, būtų turinys, man nesueinantis su mano vertybėm, tai nelaikinčiau. Tiesiog. Ir čia nebūtinai, žinai, aš iš vis, kartais galbūt čia įsižįstų kažkas, o mano nepalaikino, vertybės. Ne, aš tiesiog gal nepamatau, žinai, tai nėra, kad mes sėdime visą laiką, viską pamatom, aš kartais būna užeinom kokios draugės post ir tada, paskyros ir pradedu viską greitai laikinti, nes galvoju, Jėzus, kiek nepamačiau, žinai, nemetė, nesėdi, neskrolini. Ir
Nes užsidedu savo net timerį, kiek, nes laiko mes turim, ar ne, ir aš pasižiūriu, aha, dabar skiriu čia tiek atsakymam dienos būna, skiriu tiesiog taip, ar ne, reikia discipliną turėti, kitaip labai greitai tas laikas jo nejauti. Tai taip iš to palaikymo tada puolu sulaikinu, bet ne dėl savęs pačios, nes man tikrai norisi palaikyti žmogų. Tai va, o iš reikalo, bet tai nėra iš reikalo tokio, čia toks natūralus išeina. Bet iš reikalo, kad nedaryčiau, bet darau, nes reikia. Okay. Ar su kažko kalbėjai socialiniuose tinkluose, padarai screenshotą ir nusinti trečiam asmeniui tą pokalbį aptart? Darbiniais kažkokiais dalykais. Kad patogiau. Patogiau, bet nesmeniškumu. Dėl asmeniškumu, žiūrėk, ką jinai šneka. Niekada gyvenime nedaryčiau taip, man tikrai labai daug moterų rašo. Tu tikrai geras žmogus. Taip, dėl to, kad, žinok, vienas dalykas, tai yra tokie labai rimti dalykai, matai, pas mane yra ir tas profesinis dalykas, kad žmonės dalinasi, ar ne, aš vedu konsultacijas moteriams, tai aš niekada negali, čia pasitikėjimą tu sulaužytum realiai. Ir pas mane, aš gyvenu tokia taisykle. Ir moteris atvykstančios į stovyklą, mes iš karto aptarėme taisyklės, nes mes jų turime, atrodo, kad žmogus bijotų, o Jėzus, ir čia taisyklės, ar ne? Bet taisyklės reikalingos ne tam, kad jas laužyti, taip. O tam iš tikrųjų, kad mums padėtų tiesiog, ar ne? Ir, tarkim, keisti taisyklę turim susikurti tada ir tada išsiauginam įprotį, ar ne? Nes negali išsiauginti įpročio nesilaikydamas nuo to principo kažkokio. Tai čia lygiai taip pat. Tarkim, neapkalbinėti, neaptarinėti žmonių, kurių čia nėra. Ir būna atvažiuoja, žinai, žmonės su skirtingais, iš skirtingų tikrai labai pasaulių būna ir aktorės, ir dainininkės, ir namų šeimininkės, ir verslininkės, labai skirtingos moteris, ar ne? Bet jos net pačios sako, kiek pradžioje dar kažką tai ten norėjosi aptart, po to, greitai susigaudėm, kad čia ne vieta tam daryti, ar ne? Ir ėjom į tą ir kaip yra gera tiesiog būti momente, nes kai tu aptarnėjai kažką kitą, tu nesi momente, ten apie tą žmogų, dar kažkur. Bet įsivaizduok, susitinka dvi draugės, ar ne, ir jos visą laiką apie kažką kitą šneka, tai palauk, o jūsų gyvenimas, o tai kaip viena kita apie kitus reikalus, tai tiesiog man suvokiant tą laikinumą minutės, ar ne, tai aš labai vertinu ir su savo artimaisiais, dėl to mes kalbam tik apie tai, kas vyksta. Aš kalbu su žmonėm tik apie jų, tai yra ir paslaptys, ir kelionė, ir aš niekada su niekuo neaptarinėsiu jų asmeninės kelionės. Ir netgi, jeigu tikrai yra kažkokie niuansai, ten kažkas kažką ten kaip, ne, niekada. Čia yra tiesiog mano tokie, čia mano vertybės, kuom aš gyvenu. Tai va, savęs išduoti aš nesirinkčiau, nes tai yra tikriausiai pats liūdniausias dalykas, išduoti save. Tai va, o iš tokių darbinių, tai turiu omeny, parašė kažkoks darbinis emailas, ten nusiunčia, ar nematėt, kad atėjo, ar ne. Tai va. Supratau. Ar įkėlei postą, ar parašai komentarą ir paskui gailėjai? Ištrynė galbūt netgi. Ne, žinok. Įkėlei? Įkėliau, dabar pagalvoti reikia labai gerai, žinai, nes per tiek metų, dabar atrodo ne, bet kažkaip tai tikrai atrodo, kad ne. Gal ten sureagavo auditorija, ne taip kažkas, arba pagalvoja, gal įžeis kažką. Nebuvo taip, kad... Nebuvo, žinok, dėl to, kad kažkaip, nežinau, šioje vietoje gal taip, net nežinau, žinai, kai nėra iš vidaus, daug tokio, aišku, gali žmogus gal ir neturėti, bet turėti kažkokį impulsyvumą tame momente, ar ne? Tai neturėjau, nes kažkaip nurimstu, žinai, prieš bet kokį dalyką, darant, stengiuosi prisėsti ir tiesiog pabūti, kad eitų ne iš emocijos, nes mes visi esame žmonės. Bet aš labai, žinai, dar vienas dalykas, kuo aš stengiuosi, kaip aš gyventi stengiuosi ir save visą laiką sugrąžinti, bet tarkim ir mes kalbam, ar ne, ir daug kalbam, ar ne, ir be abejonės, kad galėtų kažkas išeiti, ar ne, bet kažkoks. Bet aš savo sakyčiau tada, ar ne, jeigu pastebėčiau, kad išeina, netgi va dabar, ir sakyčiau, palauk, aš noriu grįžti į savo širdies taškų ir kalbėti iš jo, ne iš emocijos, ar ne? Tai jeigu aš jausčiau, kad tai vyksta ir tai, savistaba, ar ne, pas mane labai yra įjungtas ta programa savistabos, tai
Tai, kai tas yra ir tas įjungta, tu tiesiog, grąžini kiekvieną kartą į savo širdies taško, kai eina iš širdies, tai vargu ar gali išeiti kažkas įžeidžiančio, to apskritai net nėra, žinai. Taip. Yra arba kažkas tai tokio impulsyvaus. Vėl, aš kažkur tą esu išgirdęs, nežinau kur, bet man puikiai jis padeda tas dalykas. Yra moksliškai nustatyta, kad žmogus savęs nekontroliuoja po kažkokio tai stresinio įvykio, po streso maksimum iki 12-13 minučių. Bet iki 12-13 minučių nekontroliuoja, jeigu tai būna ten avarija, katastrofa, iššokę gali būti ir nesuvokti, ką rašo, ką daro. O jeigu ten supyksta arba, kaip pati sakai, emocija, tai sako, 3 minutės palaukit, nusimkit laikrodį, 3 minutės ir tu jau kitaip pradėjai, organizmas visai kitaip pradėjo. Tu galbūt pyksti, bet tu jau suvoki, ką tu darai. Tai aš ten nusprendėt rašyti komentarą kažkokį ar kažką. 3 minutės, sakau, ramiai pasidėkit ir tada jau, jeigu norėsite, rašykit, kitaip mintis visai dėliosite. Čia man tai galioja tas ir kai nesvarbu, ar ten su šeimoje, kur tiesiog prieš labai, kai jau tituoja, aš pasakysiu, nepabūk ramiai. Ir kada tą nuėmė, žinai, emocija, taip kalba, žinai, tada apie esmę kalba, bet be emocijos, be tų pašalinio triukšmo, žinai. Taip. Jo, tai. Paskutinis klausimas, gal vis tiek mes ištempsim tavo kokią nors blogąją savybę. Žiūrėk, ateina žinutė, ypač Messengerį, ir tu matai net, ką parašė dalinai, ir tu, specialiai ignoruoji, bet paskui sakai, oi, buvau užsiėmus, nespėjau, bet tu nenorėjai tiesiog atsakinėti tą žinutę. Ne, aš žinau, gal man rašant, žmonės klausia labai nuoširdžiai apie dalykus ir aš atsakau tada, kada netgi prašau iš karto, kad atsakysiu kiek vėliau, kad žmogus matytų, kad gavau. Ir viskas. Yra tokių klausimų, kurie ateina ten į tuos Instagramo ar ne, Instagramo būna, kad tarkim nepamatai, ar to kažkada vėliau pamatai, ten yra užslėpti tokie hidden dalykai. Bet irgi atsakau, kad dažniausiai, kad kad gražiai atsakau, nežinai, kiek kviečia, pavyzdžiui, kavos ar dar, tai nėra ignoruoti, tiesiog pasakyti gražiai labai, kad šilti linkėjimai, bet, tai tiesiog, jeigu aš su visais eičiau kavos, tai įsivaizduoju, čia būtų darbas pilnu etatu. Kofemanė. Ką, jo, aš kavos ir negerbė. Bet ne apie tai, apie tai, kad, be abejonės, kad šiame laike yra toks labai betarpiškas priėjimas prie žmogaus, ar ne, bet kuriuo paros metu gali tau parašyti. Tai aš atrašau, bet tada, kada aš galiu skirti tam laiko ir jeigu aš pamatau, kad yra, netidarau, pavyzdžiui, dėl to, kad aš bijau po to pamiršti, kad nueis ir nueis. Tai va, bet ne dėl to, kad pamačiau pirmą sakinį ir nenoriu atrašinėti. Pas mane to nėra. Ne, man kažkaip... Nežinau, pas mane labai tokia... Elgiuosi taip, kaip aš norėčiau, kad su manimi elgtųsi. Ne, aš nepalieku. Jeigu tikrai esu kažkam neatrašius, tai žinokit, rašykit man ir priminkit. Tikrai būna. Gerai, rašykit. Ne, būna toksai, žinai, kad paklausia klausimo, pavyzdžiui, paprasto, ten, tarkim, kokia spalva pas jūs plaukų, kokie jūsų kirpėja dažo. Ir atrašinėjai tokius? Ir tada aš sakau, žinokit, nežinau, sužinosiu, paklausiu. Ir po to aš nežinau, nes ten nusimetė kažkurių. Ir tada aš bendrai pasakau istorijas. Žiūrėkit, jeigu kažkam yra įdomu, tikrai yra kam, tai jūs man parašykit, aš jums parašysiu, nes neatrašiau dėl to, kad, bet pažadėjau, ar ne, aš parašiau, kad būtinai atrašysiu, kai sužinosiu. Ir aš noriu atrašyti tam žmogui, bet aš tiesiog nebežinau, kur ieškoti jo tarp tų visų žinučių. Bet aš bendrai tada pasakau ir man tikrai parašo ir tada atsakau ir viskas. Tai yra dabar būdai, žinai, kaip atsakyti žmogui, netgi jeigu pasimetė žinutę ar taip toliau, tai kažkaip, paprastai žinok, nepalieku niekada žmonių, tarkim, tokių pakabintų, žinai, paklausi manęs kažko, ar sutiktumėte ten, tarkim, pareklamuoti kažką, ar ne? Ir aš visada pasakau taip arba ne, arba taip, arba pagalvosiu, tada aš, ar jau pagalvojote. Iš tikrųjų, tarkim, kartais reikia laiko pagalvoti, ar ne, susidėlioti, ar čia tau, ar čia kaip, bet visada atrašau. Ačiū. Ačiū.